Jei tikimasi, kad medienos drėgmė eksploatacijos metu viršys 20% arba jei galima reguliari medienos sušlapimo tikimybė, ją prieš įmontavimą reikia impregnuoti antiseptikais, cheminėmis medžiagomis skirtomis naikinti grybus, sporas ir kitus mikroorganizmus arba stabdyti jų vystymąsi. InVod Classica T antiseptikai naudojami pjautinės medienos ir medinių gaminių apsaugai nuo puvinio. Pelėsio ir medieną graužiančių vabzdžių tiek naujose, tiek renovuojamose statybose, tiek vidaus, tiek lauko darbams. InVod Classic T antiseptikas yra žalias, rudas arba bespalvis skystis be specifinio kvapo priklausomai nuo pirkėjo pasirinkimo. Gerai tirpsta vandenyje. InVod Classic T nesumažina medienos stiprumo ir nerūdija metalų, neturi chromo ir arseno. Prieš naudojimą suplakti. 1 litrą InVod Classic T antiseptiko koncentrato reikia sumaišyti su 1 litru vandens. Ant medienos paviršiaus jis tepamas teptuku, voleliu arba purškiamas 2-4 kartus. Arba medienos detalės impregnuoja mirkymo būdu nuo 2 iki 24 valandų voniose, tokiuose induose, talpose ir kituose rezervuaruose. Medienos apdorojimo procesą reikia atlikti lauke arba gerai vėdinamose patalpose, naudojant apsaugos priemones, guminės pirštines, apsauginius akinius, darbo drabužius. Leistinas medienos drėgnumas yra iki 18%. Apdorotą medieną prireikus galima padengti dažais arba laku, skirta profesionaliam ir neprofesionaliam naudojimui. Antiseptiko InVod Classica T išeiga yra nuo 3 iki 5 kvadratinių metrų 1 litrui paruošto darbo tirpalo. InVod Classic T laikyti sandariame inde esant temperatūrai nuo +5 iki +30 laipsnių Celsijaus. Saugoti nuo užšalimo tinkamumo laikas 2 metai nuo pagaminimo datos. Pagaminimo datą žiūrėkite ant pakuotės. Saugoti nuo vaikų antiseptiko InVod Classic T skystis. Tiesioginis kontaktas gali sukelti stiprų akių ir odos uždegimą. Taip pat galimas kvėpavimo takų dirginimas dirbant su antiseptiku InVod Classic T, naudokite darbo apsauginius drabužius ir dėvėkite guminės arba polivinilchlorido apsaugines pirštines, avalynę ir prijuostę. Kvėpavimo takų apsaugai naudokite respiratorių, taip pat rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose!